Sveiki, mėly draugai. Nu ką, gruodžio vidurys. Kęstutis atlikė nežerėlio su valtim, eilinį kartą. Ko ledo nėra, sakau, reikia džiaugtis atviru vandenėliu. Šiandien paniaukės oras, apie 0 laipsnių, tikiuosi nešals valas, žiedukų neužšaldys, ledo nepridarys ant žiedų. Bus matyti, šiandieną kaip visada 2 spiningėliai, vienas ešeriukui, kitas lydekai, stambesniam plėšrūnui, o jeigu plėšrūnas neims, tada bandysim. Vat vis tik žiema, bandysim galbūt su tokia meškerėlė, su sargeliu, navžėlis, bandysim taikę žuvį pagauti, tada būsim karalią. Bet, kaip sakant, nėra čia ko šnekėt anksčiau laiko, bandysim, žiūrėsim. Šiaip smagu, kad dar galima su valtim išplaukti. Žiūrėsim, ką vakaras parodys. Ką? Lekiam, draugai? Į ežerą? Ant vandenėlio? O pradėsim, draugai, žvejybą nuo tokio guminuko. Man jau ne vieną lydekėlį atnešęs. Bandysim ir šiandieną pirmą žuvį pagauti ant jo. Vestinukas. Ką, bandom? Šiandien vėjas yra šiaurės rytų. Apie 7-8 metrų per sekundę. Protarpiai. Žiūrėsim, sako, jeigu rytų vėjas būna, tai net kojas iš namų nekelk. Nu, surizikavau šiandien. Šiaurės rytai. Matysim, duos žuvies ar neduos. Pasiėmiau echolotą tokį. Ekonominis variantas, bet gyliai. Aš plius minus žuvytė matosi. Užtenka ir tiek. Leis finansai bus ir geresnis echolotas. Tušti. Nors ir naivu yra tikėtis pirmo metimu žuvį ištraukti. Nors kartais būna ir taip. Ką aš galiu pasakyti? Po kol kas tyko ramu. Nu ir viso. Prognozė pranašavo 0 link -1 plus vėjas ant vandens. Gana visoko. Ar nebus iš tų žvejybų, kur rezultatas lygus 0? Nenustepčiau. Sniego čia truputį buvo pametę, tokio lengvo. O sakiau, gal reiks lėkti nuo ežero, bet apsiramino. Žvejys matau dar krante. Spiningauja.
norisi žvejoti, tai nuo kranto gerai. Vienoje vietoje tai pamėtyti, kitai... Yra pirmas žvėkiokas yra. Bet jau taip švelniai. Kad net nesuprasiu, kas ten buvo. Va. Unguriuką paėmė. Nu. Ar dar pašokt nori? Pašokti dar? Oi, dušo tai tikrai nereikia. Štai vyrai. Mažytai. Bet rezultatas yra. Nors faktiškai kaip ir mama. Matysim, nuspręsim, kaip čia su jie elgtis. Va. Gražuolė. Nenori lengvai atiduoti. Nu ką, dėsim tada plėtiklį į arklę. Tai vyrai, va tokia lydekaitė. Pasigražėkit. Graži, ne? Ir aš taip sakau. Dar kartą. Neišdidėjau, bet... Nu ką. Kągi bičiuliai, mėčiau, nekibo. Tiek uždėjau savo legendinį, ne legendinį, bet man, kaip ir minėjau, labai patinka jo darbas šito unguriuko. Kinietis, aišku, bet savo darbą atlieka. Tik uždėjau ir bakts. Yra lydekaitė, tokia nedicka, bet užtenka. Arba rezultatas. Ką bandom išprašyti dar kokią vieną. Būtų visai neblogai. Jau nebus žvejyba iš tų, kur tuščios būna. Kas čia dabar? Žolės. Vis tiek smagu, nors aš vieną pagavau pradžiai. Nes jau ant vandens kokia apie 2 valandas. Aišku, kaip aš sakau, nenustebčiau, kada būna ir tuščios to žvejybos vadinamas. Ne pirma tokia žvejyba. Buvo
Aišku, kas be ko, kimba tai daug maloniau. Kaip ir minėjau, žiūrėsim, ne vakaras, vakare. Laimikį sversim. Bet jau toks kibimas, tai sakau, rodė lyg ir žolės kokios. Švelniai. Net taip kaip vasarą būna jos kaip išprotėję, jau kaip sega, tai sega. Kažkaip keista dar tokių, echolotą nemačiau baltos žuvies po kol kas būrelių. Pamatyčiau, tai gal verta būtų inkarą nuleisti. Ir su ta žyminukė, kur minėjau, pabandyti. Nu ką, tęsim toliau, mėtom. Turiu kažką ant ešerinio koto. Greičiausiai lydekaitė bus. Žiūrim. Kaip smagiai traukia. Bus lydekaitė. Taip. Oi. Gal reiktų pasiimti ir samtį. Dažnai man taip nutinka. Gaudai ešerį, pagauni lydeką. Matyti, tie maži museliukai vilioja stipriai. Antra gražuolė. Antra gražuolė. Matot? Bandom pasiimti. Va, ir iškart atsisegė. Kormoranų sužalota. Va, žiūrėkite. Gražia, ne? Nedicka, bet faina pagauti, ypač ant ešerinio koto. Tokia liauna. Smagu. Va, gražulė. Ką aš galiu pasakyti, po kol kas ešerių norėjau pagauti ešerį, pagavau lydeką. Keisim masaliuką. Žiūrim, kokį čia gal tą baltą reikia uždėti. Žuvies kokios, tai matosi yra. Įtariu taikė ir nealkana. Ką, bandom šitą pamėtyti. Šitas, kiek pamenu, po vandeniu dar ir šviečia.
Kol kas unguriuko nenori. Vienas susigundė unguriuko. Užteks ir tos vienos. Bandom pakeisti. Štai tokias pilvelę uždėsim. Galbūt ant jos užkips. Čia kurią žvejybą atsimenu. Ant šito ežerėlio šitas pora dirbo. Tai žiūrėsim, kaip čia šiandien bus. Taip, dilgiakas gana. Nu kaip gana. Sekančias paliaus gana. Kliuvinys kažkoks buvo. Yra. Buvo. Kaip gerai. Kaip gerai. Reikia bandyti dar kartelį į tą pačią vietą. Pasižiūriu. Nu, truputį bandė. Matyt, už vienos. Nu, per dantis jai stipriai negavo. Tikėkime, kad mes ją pasiimsim. Turiu apgulę. Žinot, būna tada bando paimt, nepataiko. Ir tada jau apgula. Iškrapštysim kitą lydikaitę. Bėda, kiek čia didelė. Neatsiliepia daugiau. Ir tos draugaitės tai duodasi. Smagu matyti jam. Nu, bandom toliau. Gal neužilgo tikrai pavalgyti. Ir tėvas orkestrą groja. Na, va, buvo primės vėjas, net šilta buvo. Dabar vėl pakilo. Reiks vėl kapišoną dėtis ant galvos. Ten du žvėjai buvo krantenam, bet jau dingo matyti. Nebuvo kibimo ir toliau pasitraukė. Ką, ir aš tada toliau bandau paplaukti. Yra. Bet va, iš tos pačios beveik vietos yra. Aš sakiau, kad neatvyks vis tiek. Nuojauta, kad neatvylė. Žiūrim, kas tai grožis.
Galbūt jau vertesnė dėmesio. Na, pasirodyk. Smagi, na. Ne iš didžiausių, bet smagu vis tiek smagu. Geriau negu tuščiomis. Nu kaip čia nepatogiai. Škaitais. Nu, žvakę pat. Opa. Gražuolė. Rodos aktyvi šiandien. Žuvis. Lydeka tiksliau. Šonukus meigia. Nu, pasimatuojam ūgį. Nenori matuotis? Ne, nelegali. Negalima tokios gimt. Ką, pasirodyk žiūrovams. Ir paleisime tave atgal. Į tavo vandenėlio stichiją. Paka. Smagu. Kaip smagu. Vis tiek, kad ir mažytis, kaip aš sakau, nelegalius, bet man tai labai patinka. Svarbiausia, kaip sakau, tas veiksmas, visas rezultatas. O kada būna, vat, plaukiai visą dieną ir toks gražus nulis būna, tai truputį nervina, bet ką padarysi. Ką, važiuojam toliau. Yra vėl beveik iš tos pačios vietos. Kaip smagu. Kaip smagu, tai kad žiedukai jau šalt pradeda, tai biškį nervuoja. Bet žinojau, kokias bus oras. Nu, jau čia gal rimtesnė, ar ne? Nes tikiuosi rimtesnės. Nu, smagiai. Į dugną. Bando. Jo, čia jau rimtesnė. Matot? Jau šitą galima bus pakeisti su kuria nors iš mažųjų. Na, ateik. O, jau čia. Čia vyrai tikrai jau. Nėra ko spėlioti. Čia už tikrųjų graži. Čia jau nebloga. Tai ką reikia? Oi, kaip tu nori pabėgti iš mano rankų. Karikis, skirtiklį. Dėt. Oi, kokia stipri. Nu, tikrai būtų čia. Nu, įsižioji kaip pas dantistą. Painioti čia visą. Nu kągi, ką mes čia turim? Kaip tu čia dabar taip negražiai? Pasirodyk. Galėjom aplipus truputį, ne?
Na, noriu gražiai papozuoti. Tiek su šitaip. Parodyčiau rovams. Štai. Ir čia, ne? Kaip ten vienas žvejys Lietuvos sako, paveizėkit vyrai. O, koks grožis. O. Gražu. Ir gražu, ir smagu. Ketvirta lydekaitė šiandien. Tikrai ne kiekviena žvejyba taip pasiseka Kęstučiui. Bet šiandieną dar nenuvylė žvejyba šitą. Taip. Šitą jau tikrai paimsim ant kūčių stalo. O tas paleist reikės. Truputį tėvo padraugauja. Ką? Nu, va taip pat. Galėsit plot liežuviais, kad čia jau viršinai kiekiai. Deja, bičiuliai, gale žvejybos paleidžiamas jos bus visos. Na, suklydau, ne visos, bet kurių nereikės paleisim. Kągi, baigsim žvejybą. Gana jau šiandien. Girdėsim. Vakarėja jau. Žiedukai šąla. Nu, neįmanoma kaip ir žuvaut, sakyčiau. Dar įmanoma, bet jau nepatogu. Pagautos 4 lydekaitės, kas yra gana neblogai, kaip gruodžio vidury. Ypač žvaltys su spiningu, čia yra fantastika. Daug kas ledo laukia, nu, bet ledo, manau, šią žiemą reikės dar palaukti. Nieko nepadarysi. Tai, kaip minėjau, 4 lydekaitės. 3 su lydekiniu spiningu, 1 ešerį. Galvojau suviliosiu, bet suviliojau lydekaitę. 1 paleidau iš karto, 3 pakabinau, bet kadangi tokios taisyklės, tai 1 reikės paleisti, o 2 keliaus ant kūčių stalo. Nu, ką padarysim? Ką dabar? Reikia paleisti tą 1 viršsvorį vadinamą. Nu, katra tu čia visi. Kuriai čia amnestija spėjau. Manyčiau šitai va. Jo, pati mažiausiai žinau. Pasisekė tau šiandieną. Ilgai nesterliosiu, o taip aš jau. Šią paleisiu. Nu, nenori atsikabyti. Ar teks man susipurvyti, kaip sako niekas. Ne, viskas. Ate. Vat. O 2 žių keliaus ant kūčių stalo, kūčių, kalėdų. Žiūrėsim, ką žmona pagamins. Kada pagamins, ta prasme, ar kūčiom, ar kalėdom. Taip ir bus. Tai yra. Smagi žvejyba, tik kad truputį rankų šąla. Ir kapušoną reikėjo dėtis. Tikiuosi dar pasimatysim ant atviro vandens iki naujų metų. Nežada kaip ir pagal prognozę šalt stipriai. To ledo taip greitai ir nesustatys. Dar norėtųsi 1 kartą išplaukti šiais metais. Ilgai netemsim. Ačiū tiem, kad žiūrėjo. Dedam laiką. Atskiras ačiū tiems, kas paremė kanalą. Kaip paremti yra aprašyta kanalo aprašyme. Ir susitiksime kitose žvejybose. Iki.